Na ką, sveiki visi. Sveiki. Vėl pradedam naują savo kelionę. Šį kartą kur keliaujam, Ieva? Link Prancūzijos keliaujam. Taip, tai dabar esam Klaipėdoj, laukiam įlaipinimo į keltą. Su automobiliu kelsimės iš Klaipėdos į Kylį ir toliau tęsim kelionę automobiliu. Laukit nuotykių. Laukiam dabar tokio eilutėj. Turėtų pradėti laipinti po 20 minučių. Tai šiek tiek anksčiau atvažiavam, kadangi pirmas kartas. Žiūrėsim. Va, matos ir mūsų keltas jau laukia mūsų, prišvartuotas. Tai plauksim su DFDS keltu. Jau su temom belaukiant, tai dabar jau yra be 5-7. Tikimės, kad jau pajudėsim greitai. Eilė jau juda. Jau praėjom čekiną, važiuojam toliau. Kiek jau laukiame šito eilėj? 1:15. Vis dar neleidžia važiuoti į denį. Tai va, kaip sėdime. Tai neapsimoka iš anksto atvažiuoti, atrodo. Ką veikia? Piešiam ant stiklo. Mes daugiau neturim ką veikti. Jau po 9:08 ir mes vis dar laukiam. O 10 valandą jau turi išplaukti keltas. O jei paklaustumėt, kokios mūsų nuotaikos, tai kažkaip jau liūdna, nusibodo mums sėdėti čia. Kiek ir sėdėjom jau? Jo, laukiam turbūt jau 2,5 valandas, nes iš anksto atvažiavom dar prie to pačio. Tai jau kelias eilės įleido, bet mes kaip pirmi atvažiavę, atrodo, kad paskutiniai važiuosim. Tai... Ja. Pradėjom judėti ir mes pagaliau. Ir čia mūsų keltas. Laimings vaiks. Jo, negaliu patikėti, kad jau pagaliau važiuosim į keltą. Realiai 3 valandas pralaukiam. Liko čia kokios 5 mašinas ir leis mus. Vai. Įvažiavom jau. Tokia kuprinė. Nu ką, atėjom į savo belangę. Nemažai vietos, gal bus blogiau. Turim vat veidrodį. Čia turbūt tualetą, dušo. Visai neblogai. Na ką, sunku patikėti, bet pagaliau esam savo kajutėj, savo belangiai. Tai šiek tiek užkasėm ir eisim pasižiūrėti truputį į denį. Kaip Ieva, vaizdas? Išlipom šiek tiek ant denio pasivaikščiot. Lauke -1, bet nesijaučia, atrodo visai galima būti. Vėjo nėra, tai nebaisiai. Tamsu nesimato nieko labai. Rytoj gal bus geriau.
Grįžom į savo belangę, eisim kažką pavalgyti. Bandysim įskleisti antrą lovą. Na. Beveik. Nu ir va. Ant kiek sumažėjo vietos. Tai čia tos vietos lovai ir praeiti. Tai va mūsų vakarienė. Valgysim tuno, arbatos. Kaip tau, Ieva? Kadangi jūrai nusprendėm pamaginti tuną, čia kažkokį iš Lidlo nusipirkę. Čia jau buteliai mūsų važinėjasi. Jau plaukiam jaučiu. Na, žodžiu. Bandysim. Tai gana didelė mūsų padukai. Pilnų jau nedarys. Va toks tunas, visai nieko. Nu kaip Ievai. Nevai. Šiaip skanu, bet visiškai nepanašu į tuną. Labiau koks, nežinau, kokia čia ta žuvis galėtų būti. Kelte atidarytas užsakomųjų patiekalų restoranas. Maloniai kviečiame apsilankyti. Sehr geehrte Gäste, O mūsų patiekalas va. wir haben ein à la carte Restaurant an Bord und freuen uns auf Ihren Besuch. Po 10:12 tai vakarienė jau Dear guests, normalią valgyti. We have an à la carte restaurant Gal on ir board. nemet. You are welcome to visit it. Mes turim savo geresnį. Na tai ką, pavalgėm, buvom šiek tiek išėję pasižiūrėti laivą. Tai laive yra keletas kavinių, restoranas, barelis, Parduotuvė, ne? jo, dar kavinė. Tai nieko, po kol kas dar nepirkom, tiesiog apsižiūrėjom, palikom viską rytoj. Tai šiandien turbūt jau eisime miegoti, jau 10:30. Labanakt. Labanakt. Tai ką, labas rytas? Labas rytas. Tai kaip sekėsi jau miegoti tau? Nu, nepasakyčiau, kad labai gerai, nes visą naktį vibravo lova. Svenu, pilnai vibravo. Kažkokie garsai iš kitų kajučių sklido, tai toks gal ne pats geriausias miegojimas, bet pavyko pamiegoti. Tai dabar jau yra beveik 9. Eisim pusryčiauti. O pusryčiai tokie silpnoki šiandien pas mus. Kava ir spurgos. Good morning, dear guests. Breakfast is now being served. Enjoy your meal. Kur einam jau? Ne, jūra pažiūrėti. Oh my god, jūra. Bet jaučiu, bus labai mėgta. Tai išlipom ant denio pasižvalgyti. Labai geras oras. Kaip Ieva atrodo tau? Gražu labai, faina. Drėgmės labai daug, bet nėra šalta. Ir vėjo nėra. Čia va toks denis. Yra šiek tiek vieta atsisėsti. Vasarą turbūt čia smagiau. Dabar tai nėra nei vieno žmogaus. Šiaip ryte sakėm, kad visai neužsiubavo, bet iš tikro vakar vakarė gal tiek nesijautė, bet šiandien tai prisėdus taip jaučiasi tas siubavimas. Nepykina, bet toks keistas jausmas.
Čia tokią lentelę radom, kaip suprantam, Kinijai pagamintas laivas 21 metais. Tai visai naujas. Pasirodo, dar šitam laive yra ir augintinių viešbutis. Galima vežtis ir šuniuką. Ar katiną. Tai laivai yra bufetas, valgykla ir restoranas. Tai vat, gali pasižiūrėti restorano kainos. Pagrindiniai patiekalai realiai nuo 14 iki 29 eurų. Čia mūsų laivo modelis. Jo, čia jau rodo, kad Denis yra čia, vat, ir mes taip pat apėjom prie teko rodo. Grįžom į savo kambariuką. Pasidarysim dabar dar arbatos. Nelabai turim ką veikti, tai 11:30 jau pietaujam. Papietausim, tada eisim gal į restoraną pasimti karšto gėrimo kažkokį. Jo, pasėdėti. Skanaus. Nu, pradėk ją. Išlindo saulė. Išlipom dar kartą ant denio pasižvalgyti, išlindo saulė. Šiek tiek fainiau, bet vėjas atsirado, tai neatrodo, kad šilčiau būtų. Bet smagu, saulė jau duoda nuotaikos geresnės. Jau esam nebetoli Vokietijos, gal koks 100 km liko keltis, bet dar turėtų užtrukti apie 4 valandas kelionė. Čia turbūt lėčiau plaukia. Atvykom jau į Vokietiją, laukiam dar pusvalandas liko iki kol prisišvartos laivas ir galėsim pajudėti į Bremeną čia. Važiuojam per Hamburgą ir vat yra be 15:07 vakaro ir toks eismas dar. Nu, taip, toks šokas atrodo. Bet miestas didelis, beveik 2 milijonai gyventojų. Du arkliukai irgi keliauja. Exit right to AS54 Ocusen, Bremen-Mondor. Nu, čia mūsų toks kambariukas dabar. Visai erdvus po kažinos žvalangės. Mes jau viešbutį, ką tik pavakarieniavom užpilamų makaronų. Šiek tiek nesvetingai po kol kas pasitiko Vokietija. Planavom aplankyti dar šiandien Bremeno centrą, bet pasirodo neturim emisijų lipduko ant mašinos ir negalime važiuoti į Bremeno centrą, kad galėtume apžiūrėti miestą. Tai va, pasirodo, tą lipduką reikėjo užsakyti iš anksto ir dabar nebeturim kaip nuvykti legaliai į centrą. Tai nusprendėm, kad į miestus Vokietijos tikriausiai nevažiuosim, neaplankysim. Rytoj tęsim kelionę tikriausiai į Olandiją arba į Belgiją.
Tai Vokietijos didmiesčių kaip ir neplanavome aplankyti, tai kažko labai daug ir neprarandam. Iki rytojaus. Iki. Labanak. Labą. Čia viešbutį dar tokių papuošaliukų pardavinėjo. Ir maisto. Labas rytas. Labas rytas. Tęsim kelionę šiandien į Olandiją. Dar viešbučio vestibiulių pasiklausėm administratorių, kur galėtume nusipirkti tą emisijos lipduką, kad galėtume įvažiuoti Vokietijos miestus, bet kaip tyčia užtaikėm ant dviratininkų. Nei vienas nežinojo, kur galim nusipirkti, sakė pasigūglinti. Tai liks miestą ir neaplankyti. Vat kokie keliai Vokietijos. Wow. Gamytė va, kur gamina. Sustojom šiek tiek pasivaikščiot, tai nesužavėjo po kol kas vokiškos aikštelės. Kažkaip bloga. Esam kokį 20 km iki sienos. Čia parodysim, kiek čia šiukšlių sakiau. Čia visokių kasečių primėtyta šiukšlių. Nėra, kad labai tvarkingai. O mes važiuojam ten. Tokia aikštelė, daugiausia fūras. Mes vienintelį su lengvąja. Sveiki atvykę į Olandiją. Valiau, mes jau Olandijai. Įvažiavom į Olandiją, tai iš karto reikia pasistiprinti. Sustojom degalinai, žiūrim, kad yra subėjus, tai pasiėmėm sumuštinį. Taip, mums pietų metas kaip tik. Jo, tai nedavažiavom iki miestelio, kur norėjom, tai pavalgysim mašiną šį kartą. Neblogai sumuštėkas atrodo. Jau labai šalks jau. Skanus. On in direction of center north. Atvykom į savo pirmą miestelį, kurį norėjom aplankyti Olandijai. Amersfoort vadinasi, atrodo. Ir pradėjo lyt. Čia tokie gražūs nameliai. Kotedžais jau turbūt skaitas. Aišku, kiekvienas tas kotedžas turi savo dviračių. Nes čia ir parkingas nemažas. Čia tokio kaip bažnyčia atrodo, tarp pastatų įspausta.
kaip tau Ieva Amerforto miestelis? Šiaip gražus, simpatiškas, ta architektūra tokia graži, faina vaikščioti. Galėtų tik tai saulė šviesti. Jo, bet nevyk. Atrodo miręs miestelis čia, gal dėl to, kad pirmadienis? Ar ne? Čia taip labai jau pradėjo priminti Vilniaus gatvę Kaune. Atėjom į to bokšto vidų, kur rodėm prieš tai. Tai čia, atrodo, tuščia, nieko neduoda pamatyti gero. Taip. Nieko gero. Pasirodo, čia galima pakilti į viršų, tik tai kainuoja 9,50 € ir 2 valandą. O dabar yra apie 1. Einam pasižiūrėti į turistų informaciją, gal kažką dar pasiūlys aplankyti mieste. Nuėjom į turistų informaciją, gavom miesto žemėlapį, dabar ieškosim vietos, kur atsisės šiek tiek pastudijuoti. Atrodo, kad pagrindinės vietos jau aplankėm. Tai surprise, atėjom į McDonald's. Atsigeriam kavos, šiek tiek pavalgiam. Tai ką dabar, Ieva, vyksim? Dar apeinam tokį ratą ir, realiai link mašinos, bet tokį ratą. Jo. Netiesi. Ir mūsų planas buvo rytoj važiuoti į Belgiją, į Briugės miestą apžiūrėti, bet pasižiūrėjom, kad rytoj panašu, kad visą dieną turėtų lyti lietus. Tai nusprendėm pasilikti Olandijai šiandien dar ir važiuosim, kur Ieva? Jo, susiradom tokį neblogą viešbutį šalia Hagos, bandysim važiuoti į jį. Čia panašiai kažkokią bažnyčią ir į seminariją gal šiaip gyvena žmonės. Prie kanalo, va taip. Čia pagrindinė gatvė. Čia taip ant kanalo kranto gyventi, gal ir visai smagu. Jau paliekam senamiestį, judam link automobilio. Realiai išėjom iš senamiesčio, bet čia visur panašiai atrodo. Tie tokie namukai. Na, tai grįžom prie automobilio, pabuvom apie 2,5 valandas Amersfoorto mieste. Visai gražus miestas, rekomenduojam aplankyti. Apie 150 000 gyventojų, tai čia toks kaip Klaipėda. 2-3 valandas ir galima viską apeiti, visą senamiestį, pagrindinės lankytinas vietas. Jo, gražiai vasarą dar gerų orų, tai iš viso turėtų. Jo, tik mes neužtaikėm, kad pirmadienį nedirba jokie muziejai, tai gausi, kad tiesiog pasivaikščiojom ir tiek. O dabar, kaip ir minėjom, važiuojam į Hagą. Patinka važiuoti 6 eilių eisme. Yra kas veikti.
Važiuojam jau į savo pilį. Matosi bokštelis jau. Atvažiavom į savo viešbutį. Čia taip žiūrim visai toks neblogas ir pravažiavimas ir pats rajonas. Tai sakom kaip iš kokio detektyvinio filmo. Čia tokie pastatėliai. Tai o kambariukas mūsų va toksai. Visai neblogai. Su vaizdu tokiu. Čia taip žiūrim visai įdomių dalykų yra tam mūsų kambarį. Pavyzdžiui, turim 2 skirtingas kriauklės kiekvienam pasidalinti. Turim dušą. Atskirai ir vonė. Ir turbūt įdomiausias dalykas, kad turim tokią spintelę, kurioje yra telikas paslėptas. Ir dar apačioje ir minibaras. Tai va taip. Kambarį pasiėmėm geresnį, bet vakarienę tai standartiškai. Paprastai. Konservukai. Žuvies. Skumbrių. Tai kur varom? Turn left on Blomkamp. Blomkamp. Na ką, atvykom į miestą, pastatę mašiną, lendam į miestą. Automobilį pastatėm Hagos centriniai traukinių stoty. Tikėkimės nieko neatsitiks. Čia toks prekybos centras. Atėjom prie paskutinio objekto, ką norėjom pamatyti Hagoj. Tai Nyderlandų karaliaus rūmų ir biuro. Čia tokia yra skulptūra dar. Nelabai fainas oras, lyja, tai turbūt ir eisim atgal iki mašinos. Dar kažką nusipirksim ir vakarosim. Čia gan gražiai matosi sena architektūra ir už galo nauja dangoraižiai. Ir aišku, kaip dera Olandijai prie kanalo. Viskas. Einam susimokėti, matysim, kiek čia tas gėrius mums kainavo. Pasivaikščiojimas kainuoja. Tai va. 8 eurai. 2 valandos. Let's get started. Drive safely. Lyja tai kaip priklauso. Tikimės, kad per šiandien išlis ir rytoj nelis ir negadins mums dienos. O dabar jau einam į kambarį. Grįžom jau į savo premium kambariuką. Šiandien taip pat aplankėm ir Hagą miestą. Tai irgi visai gražu toksai vaibinis miestas turi to. Aišku, vaikščiam tamsiu paros metu, tai daug šviesų, gana jauku, didelis toksai judėjimas visur, daug dviračių. Jo, kaip ir visur turbūt Olandijai. Tai jo, pasivaikščiam porą valandų, sumokėjom 8
eurus už parkingą centriniai traukinių stotį. Taip pat jau reikėjo kuro mums, nes paskutinį kartą Lietuvoje pylėmės, tai turbūt užsipylėm brangiausio kuro mano gyvenime, 2,18 už litrą benzino. Tai jo, tai biškai šokiravo kainas, bet matėm autostradai būna ir 2,30. Tai jo, čia taip nepigiai kainuoja, bet užsipylėm nepilną baką, bandysim važiuoti gal kažkokį mažesnį miestelį, gal bus pigiau. Kokie 2 eurai. Jo. Tai turbūt tiek šiandien iš mūsų. Labanakt. Labanakt.